noriu jūsų paklausti. Psichologas, psichoterapeutas ir psichiatras. Kas tai yra? Gal galite paaiškinti? Visi šie specialistai rūpinasi žmogaus psichinė sveikata, bet iš skirtingų kampų. Psichologas daugiau kasdienio gyvenimo sunkumai žmogaus, tiesiog rėmus padeda sustatyti, ar ne? Ir trunka tos konsultacijos 2-3 kartus. Psichoterapeutas eina į žmogaus gilumą, vidinį pasaulį, vertybės, ten transformacijas visokios, padeda labiau gilintis, ar ne? Ir terapija visada, psichoterapija trunka iki 2, kartais 5 metų pagal mokyklos, čia kaip tai priklauso. O psichiatras jau dirba su žmogaus sutrikimais, ligomis, kai reikia vaistų.